Norint atlikti odontologinių medžiagų modulio užsakymus, prisijungus prie CPOIS sistemos įsitikinkite, kad esate prisijungę su pirkėjo paskyra. Tada su pirkėjo paskyra spaudžiamas katalogas meniu punktas ir susirandamas modulis. Asortimento lange paieškos laukelio arba filtrų pagalba išsifiltruojame specifikacijas pagal norimus kriterijus. Išsifiltravus, prie konkrečios specifikacijos nurodomas kiekis ir pasirenkamas prekės galiojimo laikas. Nurodžius šios duomenis, prie specifikacijos spaudžiamas įdėjimo į krepšelį mygtukas. Susidėjus į krepšelį visas norimas specifikacijas, norint patekti į krepšelį, asortimento lango dešinėje pusėje spaudžiamas krepšelio pavadinimas. Krepšelio lange prie kiekvienos į krepšelį įdėtos specifikacijos nurodomas maksimalus biudžetas visam kiekiui ir pasirenkama, ar yra sudaryta sutartis su TLK. Užpildžius šios duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Adresai ir kontaktai žingsnyje pasirenkami atsakingi kontaktiniai asmenys bei pasirenkami pristatymo adresai. Nurodžius šios duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Vertinimo nustatymų lange pasirenkamas pasiūlymų pateikimo terminas ir pasirenkamas pasiūlymų vertinimas pagal kainą arba kainos ir kokybės santykį. Pasirinkus pasiūlymų vertinimą pagal kainos ir kokybės santykį, pateikiami pasiūlymų vertinimo kriterijai ir svoriai, kuriuos pirkime galima koreguoti. Pirkimo sąlygų lange nurodomas prekių tiekimo laikotarpis iš sąrašo, pasirenkamas prekių pristatymo terminas, kai atskiro prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 eurų arba kai yra lygi ir didesnė nei 3000 eurų. Pasirenkamas prekių pristatymo terminas, kai atskiro prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10 000 eurų. Pasirenkamas atsiskaitimo terminas iš sąrašo. Pasirenkama, ar bus vykdomi avansiniai mokėjimai. Nurodoma preliminari numatoma pirkimo sutarties įsigaliojimo data iš kalendoriaus arba pažymima, kad tai yra įprasta sutarties įsigaliojimo data nuo sutarties pasirašymo datos. Toliau pirkimų sąlygoje taip pat pasirenkamas pirkimo sutarties tipas bei pasirenkamas įsipareigojimas nupirkti prekių. Nurodžius šios duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas ir sekančiame krepšelio auditavimas lange galima peržiūrėti visus nuo krepšelio iki pirkimo sąlygų nurodytus duomenis. Duomenis peržiūrėjus spaudžiamas pirmyn pateikti auditui mygtukas, kurį patvirtinus krepšelis perduodamas atsakingiems CPO darbuotojams atlikti pirkimo auditavimą. Po krepšelio auditavimo ir paskelbimo, prisijungęs prie CPOIS tiekėjas, norintis dalyvauti odontologinių medžiagų pirkime, spaudžia užsakymą į meniu punktą ir aktyvus nedalyvaujamas skiltyje susiranda odontologinių medžiagų paskelbtą pirkimą ir šalia jo paspaudžia sukurti pasiūlymą mygtuką. Atidarytame odontologinių medžiagų pirkimo pasiūlymo lange tiekėjas, norintis pateikti pasiūlymą, prasiskleidžia pirkimo dalį, norintis dalyvauti uždeda varnelę ir prie specifikacijos pasirenka produktą, kurio kainą gali koreguoti pasiūlyme. Einant pasiūlymo langų žemyn, jeigu yra poreikis nurodyti subtiekimo informaciją, prasiskleidžiamas subtiekimo skiltis ir nurodomi subtiekėjai. Toliau, einant pasiūlymo langų žemyn, tiekėjas turi nurodyti tiekėjo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį ir nurodyti konfidencialią informaciją. Nurodžius šios duomenis, prieš pateikiant pasiūlymą, patvirtinami, kad duomenys yra nepasikeitę ir spaudžiamas mygtukas pateikti pasiūlymą. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui ir sistemai atlikus pasiūlymų vertinimą, tiek pirkėjas, tiek tiekėjas pirkimo peržiūros lange rezultatai gali peržiūrėti pirkimo rezultatus su tiekėjų eile. Pirkėjui, norint inicijuoti pirkimo sutarties pasirašymą, pirkimo rezultatų lange spaudžiamas inicijuoti sutarties dokumento pasirašymo langas. Atidarytame lange peržiūrima sutarties teksto informacija bei lango apačioje pasirenkamas pirkėjo pasirašantis atstovas. Pasirinkus šiuos duomenis spaudžiamas inicijuoti sutarties pasirašymo dokumentą mygtukas. Atidarytame lange pasirenkamas pasirašymo būdas ir pasirašomas dokumentas. Pirkėjui, atlikus pirkimo sutarties pasirašymą, išsiunčiamas pranešimas laimėjusių tiekėjų apie reikalingą sistemoje pasirašantį dokumentą. Prisijungusiam laimėjusiam tiekėjui prie sistemos ir atsidarius įvykusį pirkimą, kuriame jis laimėjo, rezultatų lange spaudžiamas laukiamo jūsų organizacijos pasirašymo dokumente mygtukas ir atliekamas sutarties pasirašymas.